sugalvoja, o manymu tais jam nupjotų koją, drįsi nesudėti, iš karto panardėti. Tik vienas aš, keistuolių pramintas drugelis, svajoju dieną iš dienos išskleisti žirklutėm iškirptus sparnelius ir skristi. Jaučiau kažkokį ryšį su tuo, ką kalbu, nes kai skaitai kažko eilėraštį, tu supranti, kad ne tu įrašai, ne tavo tai jausmai, ne tavo istorija, o kada skaitai savo, tu tiki tuo, ką tu sakai, tu kalbi ir jauti kažkaip tą energiją ir kaip žmonės suklūsta. Pirmą projekto dieną man buvo taip neutralu, nei buvo labai drąsu, nei nedrąsu, bet palaipsniui, nežinau, man matyt, rokas daugiausiai įtakos padarė, nes man jisai pasirodė kaip toks biški drovus, bet jisai kai pradeda dainuoti, tai jisai taip užrėkia, taip pavaro, kad manęs galvoju, wow, aš noriu tiesiog tokia būt, nes tai taip smagu yra, daug smagiau yra gyventi, kad tiesiog nebijai kitų. Miroslavas pats, jisai niekada gyvenime nėra paėmęs rašiklių ir rašęs eilėraščio. Nu, nėra. Ir dabar jis parašė čia tokį gražų apie kažkokią merginą ir jisai toks, aš taip sugebėjau, koks aš talentingas, kaip smagu. Aš nieko nebijau su juo kartu įveikti. Ir kuo aš galiu pasitikėti, ko aš turėčiau būti. Rėmelius, kad gražu būtų. Liūtas, jo reikšmė, stiprumas ir ne tiesiog čia yra tos gėlės, nes jie reiškia meilę ir tai galima traktuoti, kad liūtas eina sutikti savo meilę. Šiaip, sužinojau apie tokias gal daugiau senovinės simbolius, ten 19 amžiaus. Sužinojau, kad yra tokia kalba, gėlių kalba, kad galima kalbėti gėlėm. Gal iš šono atrodo keista, bet sužinojęs, vienos gėlės gali reikšti meilę, kita gali mirti ir yra daug tų paaiškinimų. Įėjo į mano duris. Savo nuotaiką man dovanot. Šypsena dingsta, kaip saulė šviesa. Pavargusiai, miego užsinori. Tu žinojai tą, bet tau nerūpėjo. Supratau tada, tu ne mano sielos. Ir nereikia man tavo melo mielo. Buvo labai nedrąsu, nes aš pagalvojau, ką pagalvos mano mama, ką pagalvos kiti, nes aš visada tokia linksma, o čia toks eilėraštis labai jautrus, labai toks stiprus. Iš bet ko tiesiog galima sukurti poeziją ir kad viskam galima pamatyti tą poeziją. Išmokau, kad tiesiog nereikia tikrai bijoti savo klaidų, nes iš klaidų mes mokomės ir be klaidų mes tiesiog negalim. Džiaugsmas. Tiesiog norėjau pasikalbėti, o tu sakai, tavęs nežinau. Tada paklausiau, kodėlgi tu šitaip darai. Kodėl tiesiog negali apkabinti ir pasakyti, kad viskas bus gerai.
pusę detalių. Nustojau galvoti, kad mano mintis yra kvailas, nes mums dažnai atrodo, kad ką mes galvojam, rašom, kūrėm, tai kvaila, bet kada išgirsti, kad kiti irgi deklamuoja savo eilėraščius, dainuoja savo dainas, kad tai neskamba kvailai ir tu pradedi galvoti, kad matyt ir aš neskambu kvailai. Ir Aš perskaičiau jūsų eilėraščius. Labai jautrus yra jūsų, labai gražus yra. O kitas dalykas, ir ko aš jums linkiu, nebijoti pasakyti tai, ką jūs jaučiate, su kuo jūs nesutinkate, ko jūs žavitės. Taip tikrai yra įdomu išgirsti analizę ir kaip jinai vėliau padeklamavo mano eilėraštį, buvo visiškai kitaip, nei kaip aš jį sakau. Tai irgi parodė, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvieną kūrinį pro save kitaip praleidžia. Buvo užduotis parašyti blogą eilėraštį. Ir jinai parašė eilėraštį, iš jo padarė dainą ten. Ir aš parašiau blogą taip ant bajerio. Bet smagu, kai visi kartoja žodžius, kuriuos tu parašei. Ir tai šitą melodiją, daina tikrai fainai buvo. Širdžiai sopa, kojom šalta, švilpia vėjas pro išdaužtą langą yra mano žodžiai. Aš juos parašiau galvodama apie savo aukštaitę prosenelę. Ir galvoju, širdžiai sopa kažkas, ką jinai sakytų, tai aš parašiau ir dabar padarė dainelę, kuri man visai patinka. Viens, du, trys, širdžiai sopa, kojom šalta, švilpia vėjas pro išdaužtą langą. Širdžiai sopa, kojom šalta, švilpia vėjas pro išdaužtą langą. Aš einu į mokyklą, bet nenoriu į mokyklą, nes aš nieko neturiu. Rašau su flomasteriu. Nors skausmas gilus, aš randu jėgų, kiekvienas žingsnis jūs arčiau sakau, savo kelyje surasiu šviesą, per rasiu gyvys, nebijau klyst. Širdžiai sopa, kojom šalta, švilpia vėjas, išdaužtą langą. Širdžiai sopa. Gerai?